etapas džiugina, pavyzdžiui, ta krūvelė mane džiugina. Tai va, sveikinu jūs. Mes padėjom rodiklį, jeigu reiktų ar kažką. Dar įtaigumo tokio. Būtent šito krūvelė. Tai va, aš labai sveikinu, kad sutikau su šitą iniciatyvą ir galvoju, kad yra labai teisingas akademinio proceso pratęsimas. Čia turėjom prieš porą savaičių tokią diskusiją. KTU dizaino centras toks yra įsikūręs, labai keistas organizmas, bet nesvarbu, čia buvo 2 italai, vienas iš jų iš Domus žurnalo. Dizainerių ruošimo procese kanų matymo. Meistras. Kūrė, sakysim, na, kokį nors produktą, dalyviai yra iš trijų skirtingų grupių. Kreatyvas nenuskristų per aukštai debesis, kad gamintojas neužsitikrintų, neužfiksuotų savo tuose rutininiuose kasdieniniuose smulkmenuose ir tuose, kaip sakyti, įprastuose, išmoktuose dalykuose. Ir pardavėjas, kuris tarsi žino, ko laukia, jis kiekvieną žingsnį komentuoja, dalyvauja, čia gerai, čia negerai, čia pirks, reiškia, nėra dizainas, nėra pats savo gražus, pats savo preciziškas ir pats dėl savęs reikalingas. Architektūra, mano galva, yra dar labiau turėti šitą, kaip pasakė, plaktuko dimensiją. Ir aš gyriau Svirskį, kad jis tikrai labai išmintinga, kad jūs pradėjot ne nuo skraidančio aparatų konstravimo, o nuo plaukiančių, nes vis tiek manau, kad teoriškai plaukti mokančių yra jau vieną išbandė. Nu, skęsti mokančių, aš manau, irgi yra, čia reiktų nejuokauti, nes man yra tekę plaukti per Nemuną, kaip sakyt, savo normą, kažkaip yra ką veikti, srovė yra didžiulė, o, sakysim, kokio nors nuotykio atveju tam tikras netikėtumo faktorius dalyvauja, kur prikimšta sumuštinių ir ten,
reiškia, koks nors tekstinis netai smiltas ar ten dar kažkas, tai reikia turėti omeny, kad plaukiantis objektas yra, su juo elgtis reikia atsargiai, išmintingai, su tokia pamatuota rizika ir, žinoma, kai jūs patys statysit jį, irgi tą prisiminsit. Aš pasistengsiu, gal rasiu kokių nors baisių istorijų iš visuriavimo, lygioj vietoj ten žūsta išvisos šeimos ir klasės ir kam tas noras nepraeis po to, plaukti, tai jie tada ir išliks Kauno karūnoje. Tai va, kadangi Svirskis liepė kalbėti apie miestą tarp upių, tai tokia man labai artima tema ir aš gal nesu toks gastrolinis šitos temos pasakotojas, kaip jūsų knygimas dėstytojas. Manau, kaip tiksliai pavyks norėjau pasakyti, bet nespėjau. Bet dalykas yra tas, kad dabar vat, jūs jaučiat tą upių dalyvavimą taip labai pasyviai. Nu, vat, kaip tie akmenys, kurie čia guli, jeigu tai būtų kažkokie tai, na, kietieji diskai, kuriuos mes galėtume nuskaityti, galbūt tada neužilgo ir bus. Bus ir linksmesnių gaidų, dar jūs taip desperatiškai nepulkite vandenį. Kaunas iš tikro buvo ypatingas miestas LDK milžiniškame žemėlapy ir realiai jisai buvo pagrindiniai LDK vartai į pasaulį, į Europą. Ir Vytautas Didysis labai rūpinosi Kaunu ir jo, taip kaip jūs turbūt žinot, tarkim, kokio Gedimino dekretus ir laiškus į Europą, realiai tuo metu pasiekiamą pasaulį, kviečiant įvairius amatininkus ir žydus, kaip sakyt, nes su bankiniais reikalais lietuviai niekad nebuvo labai, kaip sakyt, miklus ir išmoningi, jeigu jau labai trūkdavo pinigų, tai pasimdavo kardus ir pašokdavo čia kur nors iki kokio Pskovo, pasimdavo tų pinigų, kiek reikia, kaip sakyt, ir arba palikdavo. Tai visi atvejai buvo įmanoma, bet su Žydų atėjimu prasidėjo ta kredito politika, kuri nuvarė šalį. Bet todėl Vytautas tiek davė daug privilegijų būtent Kaunui, nes mums dabar yra sunku įsivaizduoti tų laikų upes, jų vandenynumą, nes visos Europos upės yra labai praradusios savo vandenynumo, limituoti laukai ir pelkės, nes principas labai paprastas. Galima beveik įsivaizduoti, kad pavasarinis Nemunas ir Neris atitinka tą, sakysime, laikų upių formatą. Ir tas formatas laikydavosi beveik visus metus, todėl kad tie krituliai, kurie į pelkėtą Lietuvos teritoriją patekdavo, jie į upes būdavo tas vanduo transportuojamas iš lėto. Dabar galima sakyti, nuo lietaus, iki kol kas lietaus lašas atsiranda, Nemune praeina labai mažai laiko, nes jis įvairiais drenažiniais grioviais ir kitais kanalais. Žmogus tvarkydamas žemės ūkį, jis rūpinosi žemės ūkį, jis nepagalvojo, kad jis tokiu būdu labai dideliu greičiu, reiškia, tuo vandeniu atsikrato, reiškia, jeigu smarkiai palijo, Nemunas smarkiai pakyla ir vėl paskiau nieko nėra. Tai tos upės buvo laivuojamos, laivai plaukėjo pakankamai dideli
lietuviškos vytinės buvo iki 50 metrų ilgio ir laivai plaukiojo, čia mes tokį turėjom tokią diskusiją gan tokią kandžią su Egidijum Aleksandravičium istoriku. Jis bandė aiškinti, kad Kaunas nebuvo Hanzos miestas. Iš tikro, tokio tiesioginio dalyvio statuso kaip Gdanskas, pavyzdžiui, Kaunas neturėjo ir negalėjo turėti. Nes tokius statusus turėjo tik tai vokiečių kontroliuojami miestai, o Kaunas nebuvo vokiečių miestas. Bet jis buvo, galima sakyti, asocijuotas narys. Ir Kauno pirklių suinteresuotumas tuo tais keliais buvo toks didelis, kad jie net Rytų Prūsijoje finansavo ir patys kasė kanalus, kad galėtų tie laivai, aplenkdami jūrą, patekti kanalais ir upėmis iki Gdansko. Ten nedaug trūksta, bet žodžiu, tie kanalai, tai buvo saugi laivyba, tai buvo, saugi, prognozuojama, nereikia manyti, kad jūrininkai kokie tai buvo bailiai, bet plaukioti jūrą yra žymiai sudėtingiau, žymiai brangiau ir žodžiu, tas verslas kanalais ir upėmis yra daug patikimesnis, tą puikiai galit matyti visoje vakarų Europoje, pradedant, kad ir tą pačią Lenkiją, Vokietiją, Belgiją, Olandiją, Prancūziją yra ir dabar. Aš manau, kad jūs čia, kaip sakyt, su savo tuo, kuris dar neturi vardo ir pavydalo iš čia, kaip sakyt, rankų nenuleisite, jūs žiūrėjot tą žemėlapį šiek tiek. Aišku, tie vyrukai Buratino, jie irgi geri pripiešę, reiškia. Jie plaukia pagal kelių žemėlapį. Jie plaukia kanalais ir upėmis, bet pagal kelių žemėlapį. Tai čia yra superinės, kaip sakyt, tik lietuviai taip gali sugalvoti, nes yra atlasai, vandens keliai yra lygiai taip pat kaip ir sausumos keliai. Ir man yra tekę matyti, žinau, kaip sakyt, žmogų, kuris Kaune, kurio buvau pasiskolinęs, reiškia, vidaus vandenų ir kanalų atlasą. Yra didžiulė, stora knyga ir praktiškai tik tai Lenkijos jau rytuose nutrūksta tie visi kapiliarai ir ties Baltarusija, o visą Europą gali skersai išilgai išplaukti, kaip sakyt, net nematydamas jūros bangų. Tai va, tai Kaunas, aš nežinau, kiek LDK laikais, kitaip tariant, nesigilinau, kokio masto tai buvo laivyba, tik tai aišku yra vienas dalykas, kad, tarkim, nei Vilniaus, nei Trakų pirkliai su Gdansku neprekiavo. Ir buvo toks iš Vytauto Didžiojo parėdimas, kad Kaunas buvo tas surinkimo uostas ir dėl to tų sandėlių pilnas senamiestis. Čia suplaukdavo visos prekės ir iš čia jos būdavo urminė prekyba. Ir tarkim, Hanzos pirkliai vėlgi turėjo tam tikrus apribojimus, jie negalėjo pirkti nekilnojamo turto, jie viską turėjo nuomoti ir Kaunui tai buvo labai, kaip sakyt, geras metas kurti, kaip sakyt, verslą ir miesto klestėjimas buvo labai ryškus ir, reiškia, jie negalėjo prekiauti mažmenį. Tik tai, reiškia, visi susirinkę į Kauną tik tai urmu ir jau čia prekiavo vietiniai. Tai visi turgai Lietuvoje tradiciškai ir iki šių dienų yra, kaip čia pasakius, sausojo sezono. Tai yra pavasaris, vasara, ruduo. Kauno visi turgus buvo atvirkščiai. Nuo lapkričio iki kovo pabaigos. Ir kovo pabaigoje, kai išeidavo ižas, iš karto pirkliai išplaukdavo į Gdanską. Ir Gdanskas vėlgi, Gdanskas buvo, turbūt dabar labai sunku būtų įvertinti jo vaidmenį. Gdanskas buvo, galima sakyti, Baltijos jūros New Yorkas. Tai buvo ypatingos svarbos, ypatingos stiprumo miestas. Jo metinis biudžetas, tiesą pasakius, viršijo pačios Lenkijos metinį biudžetą. Ir kada jau visi suprato, kai prasidėjo pasaulio užkariavimas, naujo pasaulio, aš turiu omeny Amerikų visų ir taip toliau. Tarp kitko, lietuviai labai iš to gerai uždirbo, bet uždirbo ne visai, kaip sakyti,
ne visai tiesiogiai. Radvilos buvo pagrindiniai jautienos tiekėjai portugalų ir ispanų laivam. Tom didelėm ekspedicijom, kurios plaukdavo mėnesių mėnesiais ir jie, žodžiu, labai stipriai praturtėjo dėka to. Ir Radvilos pirmieji, kurie suprato, kad vis tik tai tiekti mėsą tiem laivam yra labai gerai, bet jeigu jie mums moka tokią gerą kainą, reiškia, galima įsivaizduoti, kokių jie ten pinigėlių parsiveža. Ir jie buvo labai dideli aktyvistai, kaip išvesti Lietuvą į jūrinės valstybės. Tai vienas jų projektas turbūt žinomas, tai yra Šventoji Kėdainiai. Šventoji buvo išnuomota škotų pirkliui, jūrų pirkliui, matyt, kuris turėjo labai didelį agentūrinį tinklą visoje Europoje ir kuris buvo žinomas. Ir taip pat škotai atsirado Kėdainiuose. Kėdainiai tapo tokia kaip prekybinė ir gamybinė Radvilų sostinė, tokia savotiška laisva ekonominė zona. Tai ten dabar yra tam tikrų reliktų ir tie škotiški namai ir ten pavardės tam tikros lygia ir ten koks nors Grėjaus namas, kurį per stebuklą išsaugo ir ten viešbutis yra, tai visa tai yra neatsitiktinai, tai yra Radvilų jūrinio projekto dalis. Kita dalis, kadangi Radviloms priklausė ir Biržai, tai jie statė kanalą į Dauguvą ir dabar tas kanalas egzistuoja, tik tai laivybai nenaudojamas ir tas Širvėnos ežeras, jeigu žinot, tai jis yra pirmas rytų Europoje, pirmos dirbtinės marios, tai yra tas pats kaip Kauno marios, patvenktas, kad būtų galima susisiekti ir jie per Rygą, jie tą priekybą savo tam tikromis apimtimis vykdė. Aišku, pats tiesiausias projektas tai buvo, labai tikrai nepasakysiu, bet tai yra nuo 16 amžiaus vidurio, kokią 50 metų truko lietuvių, nors Latvija ir Estai rašo, kad tai buvo Lenkų kariuomenė, bet Lenkų ten iš vis niekada nebuvo. Nes jeigu jūs žinot, nors Lietuva, Lenkija turėjo bendrą valstybę, bet kariuomenės buvo atskiros ir kariuomenių finansavimas buvo atskiras. Lenkai visiškai, žodžiu, buvo nesuinteresuoti ir jie nefinansavo to projekto. O Chodkevičius, reiškia, labai sėkmingai ten netgi sugebėjo sumušti švedų karinį laivyną. Kitaip tariant, pasinaudojo ten blogom labai klimatiniam sąlygom ir kai tas laivynas buvo suplaukęs, slėpėsi nuo audros upėje, jie sugebėjo iš kažkur tai ar pagrobti, ar nupirkti, žodžiu, ar pasamdyti kažkokį tai seną laivą, atplukdė tą laivą iki to upės žiočių, padegė, žodžiu, kad tiems laivams būtų sudėtinga išeiti į jūrą ir ten juos nuo kranto su patrankom suaudė. Tai ten visas, kaip sakyt, švedai negali šito atleisti iki šios dienos, nes tai yra švedų karališkojo jūrų laivyno, reiškia, absoliuti gėda ir sutriuškinimas, kaip sakyt, baloj, grubiai kalbant. Jie net nesugebėjo ten išsiskleisti. Tai va, ir lietuviai to projekto pasiekmei valdė 40 metų Rygą ir kokius 5 metus Taliną, už ką Estai negali niekaip atleisti. Reiškia, ir ne tik Estai. Tai buvo 1561 metai ir sukruto visi. Kai lietuviai užėmė visą pakrantę iki Talino, sukruto visi. Susirinko švedų laivynas, danų laivynas ir iš Peterburgo atbildėjo, reiškia, rusų kariuomenė, apsupo, reiškia, lietuvių įgalo ir, žodžiu, tas Talinas paskui buvo atiduotas, nes, matyt, buvo per sudėtinga, per brangu jį išlaikyti kariniu būdu. Taip, kad tie mūsų šviesiausi protai, o Radvilos būtent tokie ir buvo, suprato jūrų valstybės reikšmę, suprato, kad išliks tos tautos, kurios plaukia, ne tos, kurios joja. Ir jeigu kam teks Baltarusijai lankytis Radvilų Nesvyžiaus pilyje, tai galima sakyti, turbūt buvo vienas didžiausių tuo metu Europoje
o tuo pačiu ir pasaulyje mokslo klasteriu. Bakovskis, kuris čia 1600-aisiais paišė Kauno graviūrą, jis visus miestus LDK buvo graviūras padaręs ir Vilniaus, ir Trakų, ir Gardino. Tai jisai buvo Radvilų, Nesvyžiaus, kaip čia pasakius, projektavimo biuro vadovas. Abu Makovskiai buvo. Ten buvo didžiulė biblioteka, mokykla ir jie dabar gal truputėlis šiuolaikiniam žmogui sunku persilaužti, nuvažiuoja tas Nesvyžius kaip, nežinau, kaip lekiečiai, reiškia, ten to, gal biškai didesnį, gal kaip Karmėlava. Ir sunku suvokti, kad tokia mieste gali būti universitetai, bibliotekos ir visą kitą, bet anksčiau visą tai telkėsi prie dvaras buvo fundatorius ir galėjo telktis visiškai vidury laukų. Tai ta prasme, tai nebuvo dar miesto civilizacija, tai buvo dvaro civilizacija. Ir kas buvo įdomu, kadangi jie labai buvo angažuoti į tą plaukimą jūrinį, jie ten turėjo jūreivystės mokyklą įsteigę. Ir tas ežeras Nesvyžiaus, gal panašus kaip Trakų šiek tiek, salų nemažai. Ir buvo pastatyti keli laivai, normalūs jūriniai laivai ir vyko kaip sakyt, kadetų pratybos būtent tame ežere. Ir kai pas Radvilą atvykdavo kokių nors rimtesnių verslo partnerių iš kitur, tai buvo didžiausia, kaip sakyt, pramoga, o pramogų tuo metu trūko. Facebookas dar nesisuko pilna jėga, šiaip su televizija buvo, rusų kanalai buvo blokuojami, kaip įtariu. Tai, žodžiu, jie darydavo jūrų mūšius. Tokie būdavo parodomieji jūrų mūšiai, iš tuščiųjų ten pliekdavosi, dūmų būdavo daug, trenksmo daug. Net toks buvo padarytas kaip amfiteatras prie Pilies sienos, kad būtų galima tą visą. Tai va, tai ten labai būtų įdomu, reiškia, tokia plečiant jūsų, kaip sakyt, frakcijos, tokia jūrinė edukacija, marinistika. Tai ten, aš jau nekalbu apie milžinišką jūrlapių ir žemėlapių kolekciją, kurią jie buvo surinkę. Tai va, kad skirtingai nuo Nesvyžiaus, nuo to, kas vyko Nesvyžiuje, reiškia, kuri buvo tokia, galima sakyti, toli nuo jūros, bet tokia, marinistinė bazė. Tai Kaunas buvo absoliučiai demokratiškas miestas su savo tokia, gildijų, galima sakyti, demokratija, gildijų valdžia. Ir gali būti, su Kiaupa kažkada yra tekę diskutuoti, nors tų kauniečių čia, kaip sakyti, jie ir šaudyti, ir tremti, ir gaudyti, ir rusinti, ir visaip. Bet gali būti, kad tas kaunietiškumas arba tas kauniečio toks tipas, toks, horizontalaus verslo darymas, kaip sakyti, ne kažkokių tai didelių koncernų, bet tokie labai manevringi, judrus ir praktiškai, kiek aš pažįstu kauniečių, kur turi kokią atliekamą 10 000 litų, jie visi yra kažkaip investavę, jie visi verslininkai, ir vienas ten turi kokį mikroautobusiuką nusipirkęs maršrutu ten 18 ten su partneriais, ten, reiškia, gainioje, kitas ten dar kažkokių fabrikėlių, kažkokius ten tortus garažuose daro, dar kažkokius stebuklus. Visa tai yra, gali būti, kad vis tik tai ateina iš tos gilios senovinės tradicijos. Lygiai taip pat, kaip Kėdainiai, pavyzdžiui, yra, kaip pravardžiuoja gurkininkų, bet iš tiesų tai yra daržovininkų klasteris, kas vėl yra Radvilų palikimas. Ir tas Radvilų, reiškia, daržo, maistinio daržo išvystymas buvo toks stiprus, kad juk šitas didysis rusų reformatorius prieš Pirmą pasaulinį karą bandęs Rusiją paversti civilizuotą žemės ūkio šalimi, Stolypinas, tai jis dvarą turėjo būtent prie pat Kėdainių, ir jis iš ten kilęs ir, galima sakyti, irgi yra tos kokybiškos žemdirbystės universitetus išėjęs būtent. Paskiau, aišku, Rusija jį susprogdino, kaip ir visus savo, sakyti, gabiausius ir protingiausius žmonės, nes vis tiek tai šaliai turi būti ne idiotas vadovauti. Bet čia pasirinkimas, čia, kaip sakyti, dėl skonio negali ginčytis. Tai grįžtant į Kauną, tai ta gildijų struktūra, aišku, ir tose gatvėse atsispindi kažkiek, pavyzdžiui, mūsų
mūsų biuras yra, dabar ta gatvė vadinasi Kurpių, bet iš tikrųjų yra Odminių gatvė. Tai reiškia tas Odminių cechas, o Odminiais buvo vadinamas